Nesu patenkintas taip, kaip kova klostėsi. Galvos smūgiai į vieną antakį, tada į kitą antakį, tada į nosį. Referiui sakiau, vis kartojau, su galva lenda. Nu toks nešvari kova gavosi. Ne taip, kaip turėjo būti. Dėl tų smūgių su galva, su alkūnėm, dėl tų prakirtimų, nes pirmam raundį iškart, kai pataikė iš alkūnės, dar galvojau lyg nieko, nes pajaučiau, kad per kaulą praėjo alkūnė, bet pamačiau, kad batai jau kraujuoja. And if they don't work in the first round, it doesn't mean... I see blood coming. Tada po ten antro, trečiam antro raunde kitas antakis, paskui nosis su galva ir jis tą galvą vis kišdo ir iš jau referiui sakydavau, savo kiša galvą, nu per daug tą kiša galvą. Jeigu jis pradeda keisti smūgiais, ko aš norėjau, jis vis tiek arba galvą arba alkūnę kiša, žinai. Oh, that's a good check hook by Samuel Molina. Now he's confident. Egis now bleeding for both sides of his face. Both of his cheeks are cut. Aš manau, kad Egidijus laimėjo tą kovą. Puikiai pasirodė, minimaliai jisai laimėjo tą kovą. Aišku, nėra smagu, kai tu artimoj kovoj pralaimi, kaip ir dabar matom. That's the last chance for Mean Machine to actually do anything. And Samuel Molina is just taking the pace right there. He's attacking Mean Machine, but he's going back, and it's all out war. What a shot by left hook! And Mean Machine is shot! A wild exchange by both boxers, 5 seconds left. Po kovos tikrai jaučiau, kad laimėjau kovą. Čia, nežinau, gali kažkas matė vienaip ar kitaip. Aš jaučiau, kad laimėjau.